Treneri, dar vienos namų rungtynės Transinvest komandai ir dar vienas pralaimėjimas. Na, bet šį kartą 1-2 su Hegelman. Tai kokios jūsų mintis po šitų tokių rungtynių? Kokios mintys? Gaila, kad nepavyko net iškovoti taško, neturiu pretenzijų vaikinams. Norint laimėti rungtynės reikia įmušti įvartį, kas pozityvų, tai nebuvom įmušę namuose įvarčio, įmušėm įvartį, turėjom kelias tikrai geras progas, taip kad sakau, kas įmuša, tas laimi rungtynės, bet kas labiausiai galbūt teisėjavimas, manau, silpnoko lygio, gale buvo 11 metrų, spėjau peržiūrėti. Mano nuomonė tikrai 11 metrų ir teisėjas negali taip kalbėti su patyrusiu žaidėju, kuris atidavęs tiek metų rinktiniai ir kad liepė jam užbaigti karjerą, tai žinot, kaip pasakyti, trūksta kažką, žodžių kažką pakomentuoti daugiau, taip kad tiek. Čia turite omeny tą per pradėtą laiką, jau tą paskutinę ataką? Jo, paskutinę ataką, nes mūsų žaidėjas iškovoja kamuolį ir jų gynėjas užkrenta ant mūsų dviejų žmonių, taip kad akivaizdu, bet netikėtina. Varžovų treneris Andrius Kerla paminėjo, kad pirmąją kėlinyje Transinvest tikrai geriau atrodė ir, sakė, buvo nepatenkintas savo komandų žaidimu, bet antras kėlinys panašu, kad nebuvot gal pasiruošę tokiam Hegelman transformacijai, kad jie pradės agresyviau eiti į priekį. Ką galvojate apie tos praleistus įvarčius, ar buvo įmanoma jų išvengti? Tai aišku, kad buvo išvengti. Mano nuomonė, kad truputį pritrūko fizinių jėgų, nes nėra lengva žaisti naujokam, kas trys dienos tas ir matėsi, jo, truputį antram kėliny irgi išleidom kelis šviežius žmonės, kas davė irgi impulsą. Pelnėm įvartį ir turėjom progą ir Nikas turėjo 100% progą, taip kad, sakau, bet neįmušiu, nelaimėsi, taip kad tiek. Lengviau tikriausiai nebus, nes ir vėl tiek žaisti po kelių dienų, išvyka į Telšius, Džiugas, vėl tokia pati panašių pozicijų komanda kaip Hegelman, tai kaip planuojat pasiruošti, ar užteks laiko, jėgų atsistatymui? Sunku pasakyti, matysim šeštadienį, tik tais, kas įdomiausia, žinot, kai Panevėžys su Telšiais turi žaisti šiandien vakare, rungtynės nusikėlė prieš 2 dienas, tai kažkaip, keista, aišku, Telšiai turės daugiau laiko pasiruošimui, bet ką, mes nieko kitoko tam negalim, darysim viską, kad vyrus atgaivint, aišku, svarbiausia psichologiškai, kad bet nereikia nuleisti galvų, tas žaidimas tikrai šiandien nebuvo blogas ir jeigu taip kovosim, stengsimės, tie, manau, taškai turės atsirasti.